Sveikos moteris. Noriu pasidalinti savo istoriją. Viskas prasidėjo maždaug prieš 5 metus, kai gimė mano pirmas vaikas. Iš pradžių jaučiausi labai laiminga, bet po truputį augant vaikui ir besidarant jam judresniam, dalis to džiaugsmo virto nepasitenkinimu, nuovargiu ir pykčiu. Net neįsivaizdavau, kad vaiko auginimas gali atimti tiek daug manęs. Einant laikui jaučiausi tokia bejėgė, vis dar negalinti priimti pasikeitusio gyvenimo. O tas kontrolės neturėjimas kiekvieną kartą mane tiesiog varė iš proto. Žinoma, nebūdavo tik blogai, mano nuotaikos ir emocijos svyruodavo. Kad nebūtų taip liūdna, aš prisigalvodavau įvairiausių projektų namuose. Išvykų, apsipirkinėdavau, valgydavau, nes taip save įtikindavau, kad tai man padės. Bet tas pasitenkinimas visada būdavo laikinas. Pagalbos nesikreipiau, nors tikriausiai reikėjo. Vis galvodavau, na ir kas? Juk visoms taip sunku, o kas sakė, kad bus lengva? Bandydavau save įtikinti, kad viskas bus gerai, palauk, tuoj vaikas išeis į darželį, turėsi tu to laiko, atsigausi. Tik besąlygiška meilė savo vaikui man neleido visiškai palūžti. Kai sūnus pradėjo lankyti darželį, taip man tikrai palengvėjo. Bet ir tai labai greitai pasibaigė, nes pastojau 2 kartą ir dar prasidėjo karas. Grįžo labai daug emocijų ir su jomis kartu ir nerimas. Pradėjo daužytis širdis kaip pašėlus, dažnai trūkdavo oro ir kartais užklupdavo panikos atakos. Aš pradėjau klausyti psichologinių podcastų apie emocijas ir mamų savijautą. Kuo daugiau klausiausi, tuo labiau supratau, kas tas nerimas ir panikos atakos. Pastebėjau, kad pradeda plėstis mano sąmoningumas, kad galėsiu savo padėti. Jaučiausi daug stipresnė tiek emociškai, tiek psichologiškai, bet vis dar nebuvau išsigydžiusi savo silpnųjų vietų. Tos kontrolės neturėjimo, pasitikėjimo, saugumo ir taip toliau, kurios mane ir palauždavo. Kartais atrodydavo, kad niekaip negaliu išsilaisvinti iš šito užburto rato, o energija man tik mažėdavo. Nors jau atrodo ir suvokimas buvo, ir žinios, save geriau pažinau, bet pokyčiams matyti dar buvo nelaikas. Bet galiausiai atėjo tas metas, kai viskas susikaupė, kai pajaučiau, kad nebegaliu taip gyventi. Pradėjau mąstyti, kaip norėčiau gyventi, ką norėčiau daryti kitaip, pradėjau dar labiau save analizuoti. Tarsi norėjau jau pokyčių, bet nežinojau, nuo ko pradėti. Todėl dar gerą mėnesį gyvenau taip pat, kol viskas iki galo susikrovė ir sprogo. Vyrui pasakiau, kad viskas, daugiau taip nebenoriu. Atrodo, niekas nepasikeitė, bet jausmas buvo neapsakomas. Tarsi visa tas legianti ir sunki našta pavirto į tokią stiprią jėgą ir energiją. Wow! Kitą rytą, pamenu, atsikėliau ir išbėgau į mišką. Buvo taip gera pajausti tą jausmą, kai kažko nori ir gali tai padaryti savo jėgomis. Nes buvo žiema, ne pats maloniausias laikas bėgti. Ir tai prasidėjo mano pokyčių kelionė. Niekaip negalėjau patikėti, kaip taip galima pasikeisti per akimirką, kaip galima atrasti tiek jėgų iš niekur. Ir tik vėliau supratau, kas įvyko. Kitame vaizdo įraše pratęsiu savo istoriją ir dalinsiuosi, nuo ko pradėjau aš savo pokyčius. Kelionė toli gražu nesibaigė ir galbūt tai ne visai tavo istorija, bet tikiu, kad tą beviltiškumo jausmą, išsekimą, nebežinojimą, ką daryti toliau patiria daug moterų ir mamų.
Jeigu tau visa tai aktualu, sek mane. Ačiū labai, kad žiūrėjai ir ate.